graužia iš vidaus kaip pelė. Ką kitaip daryti galėjau, juk susitiksim dar kartą neišvengiamai. O kaip nejauku prieit, aš tik noriu paimt už pečių tave švelniai ir tyliai paklausti, kodėl. Naktį palikai mane prie beržo, rankom surištom, mėnulio šviesoj palaimingis kelias. Taip, tai keliaujančiam po Aukštaitiją noriu pasiūlyti pramogas Žygeivių slėnyje. Ir mano teikiamas pramogos yra tiem, kurie mėgsta aktyvų poilsį. Žygeiviams, tai pėsčiomis pakeliauti po Užpalių kraštą, tie, kurie vandens turizmą mėgsta, tai irklentėmis ar baidarėmis, ypatingai kviesčiau irklentėmis, nes tie, kurie išbandė ir pabandė upę plaukti irklentėm, tikrai grįžta ir vėl bando įveikti jau kitus maršrutus, kitus atstumus. Na, o rudenį, pavasarį daugiausia apsilanko dviratininkai, tie, kurie mėgsta dviračiais pakeliauti po Užpalio apylinkės, jiems suteikiamas paslaugos. Na, taip pat organizuoju stovyklas vaikam, paaugliam ir suaugusiem, kurie gali čia pastovyklauti. Ir yra pas mane šaudymo iš lanko trasa kilometro atstumo, kur yra taikiniai stacionarūs ir žvėrių muliažai. Tai galite akies taiklumą, rankos taiklumą išbandyti.